Kai nesinori mėsos, galime pasimėgauti puikaus skonio, paprastai ir greitai pagaminamomis daržovėmis itališkai. Puikiai tinka valgyti su ryžiais, makaronais, bulvėmis, galima ir be nieko ar tiesiog užsidėti ant duonytės. Skanu tiek karštos, tiek ir šaltos. Įdomu, tad likite kartu. Sveiki, mielieji, malonu, kad likote, kad vertinate video receptus piršteliais ir dalinate savo nuomonę komentaruose. Daržovėms pagal itališką receptą pagaminti mums reikės visko po 2, 2 spalvingų paprikų. Kuo spalvingesnė paprika, tuo gražesnis bus patiekalas. 2 cukinijų ir 2 baklažanų. Visas daržovės švariai nuplauname, nupjauname viską, kas nereikalinga ir supjaustysime ilgais šiaudeliais. Supjaustytas daržovės kiekvieną rūšį atskirai druskiname, pipiriname pagal skonį ir užpilame šiek tiek alyvuogių ar kitokio augalinio aliejaus. Gerai permaišome ir paliekame kelioms minutėms pasimarinuoti. Daržovės kiekvieną rūšį marinuojame atskirai, kad išliktų būtent jų natūralus skonis. Šiame patiekale daugiausiai laiko užimantis darbas tai daržovių paruošimas. Tad kol pjaustau daržovės, noriu visiems padėkoti už Devijos palaikymą prenumerata, draugiškais komentarais, įdomiais receptais ir video receptų vertinimą tiek piršteliais į viršų, tiek ir į apačią. Tai svarbu ne tik man, bet ir kanalo žiūrovams. Smagu, kad mūsų nuostabios kompanijos būrys vis didėja. Na, o jei jūs dar ne su mumis, kviečiame prisijungti prie mūsų paspaudžiant raudoną mygtuką, kuris jūsų patogumui yra apatinėme video kampe. O jei norite nepraleisti naujų video receptų, kurių bus dar tikrai nemažai ir įdomių, paspauskite varpelį virš video aprašymo. Bepjaustydama papriką prisiminiau, kad dar turiu ir oranžinę, tad ir ją supjaustysime. Bus daugiau spalvų patiekale ir patiekalas bus dar gražesnis. Kas žinote skanių daržovių patiekalų ar daržovių salotų receptų, būtų labai malonu, jei pasidalintumėte su visais komentaruose. Taigi, daržovės paruoštos, belieka sudėti į skardą ir išsiųsti į orkaitę. Daržovių skardoje taip pat nesumaišome, sudedame visas atskirai, kad bekepant nesusimaišytų skoniai. Viskas keps 200 laipsnių temperatūroje 30–40 minučių. Tai priklauso nuo jūsų orkaitės ir nuo to, kokias daržoves jūs mėgstate.
Jei mėgstate al dente, užteks 30 minučių, jei šiek tiek minkštesnės 40. Kol kepa daržovės, turime laiko pasiruošti užpilą. 40 ml alyvuogių aliejaus skaniname 2 skiltelėmis česnako. Ir 2 arbatiniais šaukšteliais medaus. Arbatinis šaukštelis itališkų prieskoninių žolelių mišinio tinka ir provanso ar kitokios jūsų mėgstamos žolelės. Galima įpjaustyti tiesiog petražolių. Įspaudžiame pusės citrinos sultis, 1 arbatinį šaukštelį druskytės ir pusę arbatinio šaukštelio maltų juodųjų pipiriukų. Viską gerai permaišome. Štai toks grožis ir skonis grįžo iš orkaitės. Daržovės užpilame mūsų pasigamintų užpilu. Permaišome ir mėgaujamės. Skanaus. Dar daugiau patiekalų, kuriuose pagrindinėje rolėje įvairios daržovės, jau laukia jūsų dėmesio ir įvertinimo. Nuoroda, kaip visada, jūsų patogumui, video viršuje. Spustelėkite ir gaminsime kartu. Ačiū, kad buvote kartu iki pabaigos. Gražaus visiems laiko, geros nuotaikos, puikios sveikatos ir skanių patiekalų. Iki.